Randamės prie kokio apleisto namo. Einam, pažiūrėsim, gal pavyks įeiti. Pasižiūrėti. Pradėta statyti, nes baigta statyti. Sargiai šuliniai. Šlapinėta, išlaužyta viską. Ne, jau uždaryta. Einam aplinkui. Čia pavojinga vaikščioti. Šulinių įvairiausių neuždarytų. O. Einam. Čia laiptai kažkokie. Reiktų pasišviest. Taip. Labai kas čia mato šiušką. Čia degės kažkadaise, kas čia? O, šišmės. Škalta. Škalta. Bet kaip čia papulti, patekti antrą aukštą? Čia kaip vonia. Čia irgi laiptų nėra. O kas čia? Neturiu tada prožektorių, tik telefonas pasišviestų toks prieš piešinys. Gal matysis. Aha. O visur užkalta. Ai, gal ten, kur buvo tos kabėjos durys. Aš čia va. A, samoška. Я не раскрыла. Ну, dabar tą madoju. Šlioptamsas nuskrido. O, to mažai paguldyti. Nu ką, lipam lauk čia. Nu, kiek padango. Dugnelis, kas čia. Nu. O kai, o dar tas piešinys, aš šitą pažiūrėjau. Aha. Tai čia viskas. Kažkoks didžiulis namas apleistas. O. Kažkoks didžiulis namas apleistas, o viršui kur kilimas, kas ten kabo. Stiklai papaina biškę. Mato plytų. Su mažaisiais keliauninkais. Man kažką rado sūnus moja. Tėti. Ai, va, dar jie sakė, kažką čia rado. Čia uždaryta. Vaikai sako, tėti, žiūrėk, čia kažkas yra.
Pučia tai smarvė. Televizorius sudaužytas. A, čia kažkokie sandėliukas buvęs kažkoks. Visko. Koks. Jo, šitą, man kai Samoška laipčio, bet čia neinant tom grotom, kad aukštai labai ten tie perdėjimai. Jo, iš ten iš vidaus nėra. Bet kokie čia šulinių atvirų. Kokia skylė. O, čia dar kita korusys vienas. Ten tolin nueina. Nu jo. Va už tai, kad va, čia įdėjai, tai ten laiptų nebuvo. Skrusdėlių. Laiptai viršų. O čia yra, bet jam kiberiotis. Aišku, galima būtų čia pasilipti. Daug žmonių vaikšto aplink, tai kad čia. Nu, štai va tas toks namas, toks didžiulis. Paliktas apleistas. Labai padegęs, jisai matosi buvęs. Koks kaminas. Dabar štai prie šito pastato yra koks senas likęs. Tokios katilinės. Štai. Čia nepraeisi prie arti. Žolė. Daug labai žolių. Koksai. Jo, nerizikuosiu lipti. Ne tokiais rūbais pasirengęs, kaip sakoma, švariais drabužiais. Nepasiruošęs alpinizmui, turizmui. Manas truputėlį apžiūrėjom šitą. Au, kokie šio krūmai, kad visokie pas jos spigliai. Kur aš čia jau baigas, nusimodamas. Nu, kokie spigliai. Be badosi čia. Tas apleistas namas. Aš tai dar vienas toks apleistas. Pasaugo apsauga. Čia išdraskytas, visas uždarytas. Šičiai. Tai irgi čia galima įlįst, bet man nepasiruošęs. Eidžias, kad čia greit apsauga būna sureaguoja, kad davikliai yra. Galima būti pasižiūrėti. Čia didžiulis vaikščio. Bet reikia prožektoriaus. Pasiėmė prožektoriaus. Buvusi valgykla. Nu, čia tai gražu išvalyta. Štai dar viena gelės. Ten kaimai taigi neįsi, nepeisi. Tai ten dedukas alų geria. Tai nenori trukdyti, jeigu savo ramiai geria pasislėpęs. Tai irgi čia visur užkalta. Šitoje, kad apsauga čia būna sureaguoja. Kokie davikliai yra. Na, aišku, gal čia jau seni duomenys, gal dabar nieko, bet
Bet nieko. Aš taip apėjau biškį. Žiūrėjau. Dar vienas priekį. Apleistas, apkaltas, apeisim, pažiūrėsim. Šitas metų stovėjo nedavaiktas. Vaikščiau dabar. Pradėjo tvarkyti, renovuoti. Ten irgi. Eisim, pažiūrėsim į šitą. Bet irgi matos, kad čia viskas užkalta, tik apeit aplinkui, gal kokį plyšį rasim. Kiam langė, kad va, tik iš kamerą pafilmuoti. Žiūrėsim. Irgi padegęs, toks apsivylęs. Vienas balkoniukas toks buvo. O jo. O, matau, pavyks kamerą įkišti. Kaip pažiūrėtų. Pasiruošta. Va, grinai dūmų smarvė jaučiasi degėsiu. Kažkada jis atrodo gražiai atrodys šitas pastatas visas. Gal čia aukštai, o praždauštas lankas. Pasieksiu, kad tik iš kamerai. Čia ne kokio kaip gyvenimo vojai kažkokias kaip užkalta viską. Nieko, čia. Užkalta, klinai viskas. Nėra net kameros įkiščiau. Aplinkui kamerą statyti naujoviški naujų pastatų. Bet dėja. Gatvių atsai, įdomus pavadinimas. Štai va, keletas šitų kelionės apleistų pastatų. Tvora išlikusi.